Nu sveiki. Nu tai ką jaunimas? Kaip sekasi jaunimui? Nu ką, dabar pradėsim žaist. 6. misija. Šešta misija čia irgi visai įdomi. Irgi visai smagių akimirkų yra. Va, iš karto tokius iššaudėm. Nu, čia va biškį apsistatėm. Aš kaip ir sakau, mes čia trumpą apžvalgėlį darom. 6 misijos. Tai va. Čia biškį ekonomiką didinam, daugiau medkirčių, daugiau lankininkų. Reikėtų gal tas plytas parduot, nežinau. Nu ir toliau plečiam ekonomiką, pakol atakos nėra. Jo, daugiau lankų reikia, kuo daugiau lankų. Biškį apsitvėrėm, bandelių pagaminam. Nu va ir pirma ataka. Žiūrėsim, kaip čia bus. Stocks are dwindling, my liege. The rats' troops are attacking. Nu va. Nu, pakol kas atakos silpnas, kaip visada. Ant pačio galo turėtų būti sunkiau. Bet čia irgi tokia visai gan įdomi misija. Va, iškart pyrį muša. Na, aš biškį klaidą padariau. Reikia vartus tai daryti. Karius prie bauso pasiūst. Nes tai bus negerai. Va, vartus nuėmė. Dalį lankininkų išžudė. Nu, bet viskas okei. Taip aš galvoju, reikia va čia užstatyti. Čia gan gera strategija būtų. Dabar jau mes prie kitos kovos prieinam. Va, matot. Dar kova neprasidėjo, jau pusę karių išžudėm. O. Nu va, viskas paprasta. Kaip 2x2. Perinam prie paskutinės kovos. Aš išdėjau pilį, kad būtų biškį įdomiau. Nu, aš supratau, kad reikia lankininkus atitraukti, nes jeigu neatitrauksiu, bus labai negerai.
Man matot, ietininkai degt sugeba agresyviai. Ir jų čia visai gan nemažai. My war is yours. We are on our way. Leaving now. We have survived the enemy's instructions. Nu va ir viskas. Nu tai jaunimas, laikinam, subscribinam, jeigu galit. A jei ne, tai nu ką padarysiu.